Einarai, ar žinai nors vieną įdomų faktą apie Katerinos dokus? Bet kokiu atveju faktas tai, kad priklausė anksčiau Katerinai. Taip, mes kalbėjom tarpusavį ir mes laukiam tavęs. Tai Danguolė turi vieną paaiškinimą, kodėl Katerinos dokai vadinasi Katerinos dokais. Faktiškai dokai nepriklausė Katerinai. Katerina buvo šventoji. Jeigu atidžiai žiūrėsim į dokų pavadinimą, tai yra St. Catherine Docks. Jinai buvo šventoji todėl, kad atmetė imperatoriaus Maksvėjaus piršlygų pasiūlymą, kad apgintų krikščionis. Jinai liko krikščionių pusėje ir nenorėjo turėti nieko bendro su Bizantijos ortodoksais. Tai buvo 4 amžiuje jau mūsų eros, Kristaus eros pradžioj. Už tai, kad ji buvo tokia įžuli, imperatorius ją kankino ant rato. Ir nuo to rato yra kilusi tam tikra šventė, faktiškai apie ją sužinojau irgi pirmą kartą šiandien. Rato ugnis. Ir tos rato ugnis, kiek suprantu, būna čia, dokose. Kada nežinau. Ir legenda sako, kad šito rato kankinimus stabdė angelas, kad Katerina nenumirtų. Bet imperatorius buvo nepermaldaujamas, nuėmus nuo kankinimo rato, Katerina buvo nukirzdinta ir kanonizuota šventąja. Tai va tokia priešistorė. Aš manau, kad Einarai, aš turėčiau šitą veželį, lietuvišką veželį, padovanoti Danguolei. Daug, mano vardas Danguolė. Daug. Palauksime vėliau. O kad visi atsimintumėt nors vieną faktą, šalia to, ką Danguolė papasako, tai oficialiai dokai buvo atidaryti 1828 metais. Ir inžinierius yra garsusis inžinierius Tomas Telfordas šitų dokų. Ir Telfordo vardu yra netgi pavadintas Anglijoje miestas, kuris ir vadinasi Telford. Ačiū.